Tai praėjusią savaitę mes kalbėjome apie gerąjį ganytoją. Šiandien palyginime Evangelijoje kalbama apie vynmedį ir apie jo šakeles. Tai vienas iš gražiausių ir įsimintiniausių palyginimų Evangelijose. Jėzus sako, aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Ši pradžioje pateikiama tiesa yra pagrindas visam šiam palyginimui. Jėzus aiškiai nurodo savo dieviškąją prigimtį ir atskleidžia, kad tik jis yra tikrasis šaltinis mūsų dvasiniam gyvenimui. Tuo pačiu metu jis primena, kad tėvas yra visa ko kūrėjas ir šeimininkas. Taip pat Jėzus pabrėžia savo padėtį ir santykį su Dievu ir kartu mūsų santykį su juo. O koks mūsų santykis su Jėzumi? Evangelija sako, mes jo šakelės. Ir tuo atrodytų viskas pasakyta. Tačiau pirma sakinio dalis, kuriame kalbama apie šakelių genėjimą, truputį gąsdina. Kiekvieną mano šakelę, sako Jėzus, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna. Paklauskime savęs, o kokia aš šakelė? Ar aš duodu vaisių? Ar mano vaisius geras? O jei ne, tai mane išpjaus? Ar apvalys ir sustiprins? Mes turime vilti, kad mūsų dangiškasis tėvas kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Ir tai mums teikia viltį ir drąsos, nes tai mums primena apie Dievo švelnumą ir jo kantrumą. Jėzus pabrėžė, kad kiekvienas iš mūsų turime potencialą nešti vaisių, o kad mūsų vaisiai būtų didesni, Dievas rūpinasi mūsų augimu ir pažanga. Ar kada esame susimąstę, kaip Dievas tai daro? 100% žinau, kad tai žinote, bet mes apie tai arba negalvojame, arba mums tai atrodo per paprasta. Mes galvojame, kad Dievas, norėdamas mūsų apvalyti, sustiprinti, pamokinti, turi vesti mus per ugnį, vandenį, varinės triūbas. Būna ir tokių išskirtinių atvejų. Tačiau Dievas turi kitokių būdų mus mokyti. Vienas iš jo mylimiausių ir efektyviausių tai yra jo žodis. Ir šiandien Evangelijoje Jėzus mums sako, jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Šis teiginys primena mums apie Dievo žodžio galią ir svarbą mūsų augimui, mūsų gyvenimui. Mums reikia laikytis Jėzaus mokymo, kad galėtume išlikti švarūs dvasia ir būti glaudžiai susiję su juo. Jėzus ne tik kviečia likti jame, tai yra gyventi juo, bet ir duoda pažadą, kad jis mūsų nepaliks. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu, sako mums Jėzus. Tačiau tai ne tik pažadas, bet ir sąlyga, kad mes neštume vaisių. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai nepasilikdami manyje. Jėzus sako, aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Ši analogija apie vynmedį ir šakeles labai aiškiai iliustruoja mūsų ryšį su Dievu. Mes ne tik glaudžiai susiję su Jėzumi kaip šakelė su vynmedžiu. Mes tik taip galime nešti vaisių. Jėzus nepalieka kitų pasirinkimų, kitų kelių. Atrodo, kitose keliuose mes galime dvasiškai tobulėti, augti, sužinoti kažką naujo, atsipalaiduoti. Tačiau kitų kelių nėra, jei mes norime nešti vaisių. Tik su juo mes galime turėti tikrąjį gyvenimą ir nešti tikrus ir gausius vaisius. Be jo mes nieko negalime padaryti. Ir nors mes be jo negalime nieko padaryti, tačiau mes visada turime pasirinkimą. Mes galime atsisakyti jo dovanos. Mes galime ne tik nelikti jame, bet ir užtrenkti jam savo širdies duris.
Bet kiekvienas sprendimas turi pasekmes ir turėtume jas prisijimti. O šiandien girdėtoje Evangelijoje šios pasekmes skamba šiurpiai. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Tai nėra gąsdinimas, tai pasakoma tiesa. Tačiau akcentas yra pirmieji žodžiai, kas nepasiliks manyje. Gal kažkas esate pagalvojęs ar girdėjęs, ką sakant, kaip galėtų taip pasielgti Dievas, kuris yra pati meilė. Bet tai meiliai kartais mes patys uždarome duris. Dievas padarė viską, paaukojo savo sūnų. Tai reiškia dar daugiau nei viską jis atliko, kad meilė būtų mūsų širdise. Dievas paukojęs pats save norėjo, kad meilė gyventų mūsų širdise ir lietųsi mūsų gyvenime. Tai aiškiai rodo, kad be ryšio su Jėzumi mes esame bejėgiai ir neturime gyvybės. Ir negana to, kad jis mirė už mus, už kiekvieną iš mūsų asmeniškai, jis dar pažada: jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir jums bus suteikta. Taip, Dievas nėra kalėdų senelis ar mūsų noro vykdytojas. Tačiau šie žodžiai mums primena apie malonę ir galią, kurią turime būdami susiję su Jėzumi. Kai mes laikomės jo žodžių ir gyvename pagal jį, mes turime teisę prašyti, ko tik norime. Ir Dievas išpildo mūsų prašymus. Išpildo viską, ko prašome. Viską, kas mus ugdo, stiprina, daro geresnius ir laimingesnius. Galiausiai mūsų dvasinis augimas ir vaisių nešimas yra susijęs su Dievo šlove. Kai mes vykdome jo valią ir nešame vaisius, mes šloviname dangiškąjį Tėvą ir patvirtiname savo sąjungą su Jėzumi. Tai yra mūsų pašaukimas ir tikslas gyvenime. Dievas mus kaip krikščionis kviečia savo tikėjimą pakilėti į tokį lygį, kuris yra aukščiau nei vien tikėjimas Dievu. Jis trokšta, kad kiekvienas iš mūsų savo tikėjimą įgyvendintume paliesdami kitų žmonių gyvenimus ir tokiu būdu šlovintume Dievą, demonstruodami jo meilę ir malonę žmonėms. Toks yra tikrasis gyvenimas. Taigi šiandienos Evangelijos pagal Joną 15 skyrius mums primena apie mūsų ryšį su Jėzumi kaip su tikruoju gyvybės šaltiniu. Mūsų dvasinis augimas ir gyvybė priklauso nuo mūsų ryšio su Jėzumi Kristumi. Taigi ieškokime glaudaus bendravimo su juo per maldą, šventą raštą, bendrystę sakramente ir mūsų surinkime. Tegul mūsų gyvenimas būna kaip tvirta šaka prisitvirtinusi prie tikrojo vynmedžio, kad galėtume nešti gausių vaisių ir šlovinti Dievą savo gyvenime.